Prašau? Labas, Vaida. Labas. Tu namie dabar? Taip, namie. Klausyk, neįsigask. Aš tiesiog noriu tau vieną dalyką pasakyti. Na, kokį? Pažiūrėk pro langą, ar matai mane? Ne. Kaip nematai? Nu, nematau. Ta prasme, pro kurį langą žiūrėti, nes aš keliose vietose, kai gyvenu, tai... Nu, nesvarbu. Aš tada tau supasakosiu viską, kaip yra. Na. Aš esu prie tavo namų. Na. Ir atėjau su vienu labai rimtu reikalu. Su kokiu? Gali išeiti į lauką. Pasakyk, prie kurių namų tu stovi. Prie tavo namų. Prie mano namų. Gerai, miestą pasakyk, kuriam. Vaida, žinau apie tave viską. Kur tu gyveni, su kuo tu gyveni, ką tu veiki, koks tavo yra katinas. Aš viską apie tave žinau. Su kuo aš gyvenu. Tu dabar manęs klausinėsi ir aš tavęs klausinėsiu. Ne, aš tik noriu pasiteirauti. Man nepatinka tie žaidimai, klausyk. Aš tave seku jau mėnesį ir man atsibodo tikrai. Tavo tas šaltumas ir tie visi bairiai. Na, tai jeigu tu mane viską žinai, tai tikrai gali pasakyti, kurioje vietoje aš gyvenu. Klausyk, Vaina. Taip, klausau. Aš tavo kambariokė Simona, žinok, tikrai norėčiau, nežinau ką padaryti. Aš su ją buvau sutaręs vieną tau staigmeną. Buvau nupirkęs gėlių. Nu. Ir sakė Simona, kad tu būsi namuose. Nu. Ir ji viską padarė atvirkščiai. Aš buvau paruošęs tau įspūdingą išvyką. Pasidinėjimą su arkliais, atnešiau gėlių, viską buvau suderinęs. Ir ta tavo kambariokė Simona sušiko visą reikalą. Apsimetė manim ir pažeidinėjo ir priėmė gėles? Ne, jos nebuvo ir tavęs nebuvo. Oi, bėda. Ir aš dėl to pykstu ir kažkaip, aš galvoju, kad jūs iš manęs tyčiojatės ir tau Simona turbūt pasakė, kad aš čia toks esu ir tipo viską nerimtai darau. Ne, o kas čia skambina apskritai? Vaidas. Taip, aš. Vaidas, sakau. Vaidas? Taip, tu Vaida, aš Vaidas. Na, mes pažįstame. Aš tave pažįstu geriau nei tu manai, o tu manęs turbūt ne. O iš kur tu mane taip gerai pažįsti? Aš tave 2 mėnesius sakau. Sakai prieš tai mėnesį. Daugiau biškai. Susipainėjai? Nu, 2 mėnesį seku kasdieną, o 2 mėnesius, pirmą mėnesį per Facebooką viską pažiūrėjau, o 2 mėnesį jau seku, nu, normaliai, tipo. Va. Tai apie mane viską žinai, tai... Aš žinau, kad tu turi berną, žinau, kad jis išvykęs į užsienį, bet man nemotais. Aš žinau, kad tu turi katiną Winstoną, aš žinau viską apie tave. Ir aš žinau tą tavo Simoną. Na, o jūs pažįstami su Simona? Nu, kaip čia pasakyti pažįstami? Tiesiog kažkiek pažįstami, bet nedaug. Nedaug. Bet ne Simonai esmė. Esmė yra tavėje, Vaida. Manėje? Taip. Aš dabar norėčiau tiesiog pasinaudojęs tą progą, kad mes kalbam, tau pasakyti keletą tokių gal, nu, gražių žodžių. Nu, klausom. Esmė, kad tu esi kaip saulė. Deganti delnuose. Tu esi kaip tiesiog rasa nukritusi ryte ant žolės. Tu man taip reikalingas, tu neįsivaizduoji. Ir galvoju, kad tie 2 mėnesiai, kuriuos aš gyvenau su tavim, bet realiai negyvenu su tavim, nes tu netkreipi į mane dėmesio, jie yra kaip pragaras. Bet tai prieš tai nebuvo blogai? Tu nekalbėk dabar, leisk mano lūpoms virpėti ir skleisti garsą, kuris pasiekia tau. Gerai, atsiprašau, kad pertraukiau. Vaida, aš tave myliu. Aš negaliu gyventi be tavęs. O kaip tik įmanoma įsimylėti žmogus, su kurio nesi net bendravęs? Nežinau, aš įsimylėjau tave. Niekada negalvojau, kad įmanoma įsimylėti, bet aš įsimylėjau tave. Bet kaip tik įmanoma, man tai nelabai suprantama tokie dalykai. Nu, tiesiog iš pirmo žvilgsnio mūsų zodiakai net sutampa, supranti? Na, tai koks tavo zodiakas? Mano zodiakas yra ožiaragis. Na, tai iš esmės tai nelabai turėtų sutapti mūsų zodiakai. Kodėl? Oras su dangumu, žemės, atsiprašau, su oru labai sutampa?
Nu, bet tai žinai, kaip kartais būna. Supranti, aš tiesiog buvau suorganizavęs mums išvyką ir viskas buvo labai gerai. Ir man nepavyko. Nu va, ką man dabar daryti, jeigu tau nepavyko? Gal mes galim pakartoti tai? Šį savaitgalį. Šį savaitgalį negalim. O kitą? Duok man Kitą. šansą. O kodėl aš turėčiau duoti nepažįstamam žmogui kažkokį tai šansą? Nes aš nebejoju, kad aš padarysiu taip, kad tu irgi mane įsimylėtum. Aš tai tuomet labai abejoju, nes aš turiu draugą. Draugas yra toli, aš esu čia. Ir aš pasiryžęs, Padaryti viską. kad tu būtum mano. Man nieko nereikia, nes aš jau kitam priklausau. Tu nesi daiktas, tu negali priklausyti. Na, mano širdis priklauso jam. Ir tu negalėjai sakyti savo širdžiai. Na tai va, mano širdžiai sakyti nieko ir nereikia. Jis pati žino, ką daro. Vaida, aš tavęs pasilgau, nors aš kiekvieną dieną tave matau. Nu tai va, jeigu kiekvieną dieną mane matai, tai ko neprieinė, nepakalbina. Aš net pasilgstu tavęs matydamas tave, supranti, nes negaliu būti šalia. Man trūksta ryte tavo akių šalia. Aš noriu užmigti, noriu, kad tu užmigtum šalia manęs, aš noriu girdėti tavo kvėpavimą. Aš negaliu jo prisiklausyti, aš įsivaizduoju, kaip tu miegi naktimis. Aš noriu atsirasti tavo sapnuose. Aš noriu sapnuoti tave. Vaida, jeigu tu būtum, jeigu aš būčiau ašara tavo akise, aš saldžiai norėdėčiau tavo skruostą iki pat lūpų. Vaida, jeigu tu būtum ašara mano akise, aš niekada neverkčiau, nes bijočiau prarasti tave. Kalbėti iš tikrųjų labai saldžiai. Aš romantikas. Romantikas? Aha. Ne, tas yra gerai. Tas yra vaikinai labai didelis kliūsas. Estrela Double Hero. Zip FM. Ačiū labai. Ačiū, Labas. Vaidutė. Tau skambina radistai iš Zip FM, mes... Paskambinam pajuokauti, žinok. Supratau, čia tikriausiai Rolandas, ne? Čia Jonas. Ir buvo. Rolandas. Ir Rolandas. Dviesimės. Tavo Simona Kambariokė užregistravo tave į Estrela Double Hero ir mes iš duomenų bazės paskambinom tau. Tai rytoj ant Simonos sienos Facebook'e bus šis skambutis, galėsi perklausyti, jei nori, gerai? O, geras. Gerai. Ačiū tau už pokalbį labai. O tu pasilgai savo berną? Pasilgau. Kaip stipriai? Labai labai. O su kuria vieta? Su širdim. Širdim, protu ir... Skrandžiu. Gerai, tai sėkmės tau, lauk savo vaikino ir iki, ačiū, kad nepasintai. Jau, ačiū tau labai. Iki. Dėkui jums visą. Iki. Tokia kalbė, aš galvoju, kad jie bando čia, žinai, žino kažką, bet matosi, kad... Bet matosi, kad tai tiesiog nėra ką veikti. Galbūt. Berniukai, mergaitės, jūs taip pat galite užsakyti Estrela Double Hero skambutį, kuris per 24 valandas bus įvykdytas didžiųjų stipriųjų Estrelos herojų. Tiesiog jūs užsukite jų apsą Facebook'e. Yep.